Drąsos meditacija. Šią meditaciją galite praktikuoti bet kada, kai pajaučiate baimės ar nerimo jausmus. Ji tinka įvairioms baimės rūšims. Su ja galite sugrįžti į meilės ir dėkingumo jausmą. Pradėsime nuo atsipalaidavimo, patogiai įsitaisant, atsisėdus arba atsigulus. Iš savo rankų suformuosime vidinės stiprybės durga mudrą. Ištiesinkite savo nykštį ir smilių. Smilius yra šalia mūsų nykščio ir tuomet nykštį patalpinkime tarp smiliaus ir didžiojo piršto. Sulenkiame smilių ir taip užspaudžiame nykštį. Su kairė ir su dešinė ranka suformuojame šį rankų gestą. Pasidedame savo rankas patogiai šalia kūno. Pradėsime nuo kvėpavimo, kuris aktyvuoja atsipalaidavimo parasimpatinės nervų sistemos veiklą. Pradėsime per nosį įkvepiant skaičiuojant iki 4. Sulaikysime orą skaičiuojant iki 4. Ir tuomet per burną per 8 orą iškvėpsime. Įkvėpimas 4. Sulaikome. Iškvepiame. Įkvepiame, sulaikome, iškvepiame, įkvepiame, sulaikome, iškvepiame. Įkvėpkime. Sulaikome. Iškvepiam. Įkvėpkim. Sulaikykim. Iškvėpkim per burną. Įkvepiam, atpalaiduojam savo veidą. Sulaikom. Iškvepiam, atsipalaiduoja visas kūnas. Įkvepiam, atpalaiduojam savo žandikaulį. Sulaikom. Iškvepiam, atsipalaiduoja visas kūnas. Įkvepiam, atsipalaiduoja krūtinė. Sulaikom orą. Iškvepiam, atsipalaiduoja visas kūnas. Įkvepiam, atsipalaiduoja pilvas. Sulaikom orą. Iškvepiam, atsipalaiduoja visas kūnas. Įkvepiam, atpalaiduojam savo kojas ir rankas. Sulaikom. Iškvepiam, visas kūnas yra atsipalaidavęs. Įkvepiam. Sulaikom orą. Iškvepiam, visas kūnas yra pilnai atsipalaidavęs. Sugrįžtame prie natūralaus kvėpavimo. Ir dabar savo vaizduotėje pamatykite šviesų kambarį.
šiame kambaryje jūsų laukia jūsų baimė. Tiesiausias kelias pamilti savo baimę yra eiti tiesiai į ją, suprantant, kad ji tėra mintis, tėra iliuzija. Dabar sukurk savo vaizduotėje formą, kaip atrodo tavo baimė. Tai gali būti bet kas. Tai gali būti raudonas kamuoliukas. Tai gali būti automobilis. Tai gali būti žmogus. Ar netgi vieta. Vidiniu žvilgsniu pamatyk šį objektą. Ir išlik stebėtojo pozicijoje, nesusitapatinant su šiuo objektu. Matyk jį tarsi iš šalies. Dabar įsivaizduok, kaip pats ryškiausias prožektorius, užpildytas dieviška šviesa, yra nukreipiamas į šį baimės objektą. Su didžiulė meilė ir pagarba ši šviesa intensyviu srautu plūsta ir stebėk, kaip objektas po truputėlį pradeda skaidytis į mažyčių šviesos atomus. Šviesos srautas toks stiprus ir vyksta transformacija. Šis objektas išsiskaido į mažyčius drąsos atomus. Stebėk, kaip šis objektas po truputėlį skaidosi, o galbūt išsiskaido labai greitai, tarsi įvykus sprogimui. Ir šie šviesos atomai pradeda plūsti į tave, transformuotą drąsos energiją. Ir šie drąsos atomai užpildo visą tavo kūną, užpildo ertmes, kurios galbūt yra tuščios tavo kūne, tavo energetiniam lauke. Drąsa užpildo kiekvieną tavo ląstelę, užpildo tavo protą, užpildo fizinį kūną ir pažadina sielą gyventi savo svajonių gyvenimo drąsoje. Pabūk ir užsipildyk, matyk, kaip imi šviesti. Dabar gali tapti stebėtoju ir matyti save tame šviesos kambaryje. Stebėk užsipildymo momentą ir pajusk dėkingumą. Pajusk galią savyje būti drąsoje, tapti narsiu žmogumi. Dėkok už šią patirtį. Transformacija įvyko. Tebūnie drąsa tavyje. Ir dabar plačiai, plačiai nusišypsok. Jeigu norisi, gali rankas ištiesti į šalis, plačiai, plačiai atveriant krūtinę. Šypsokis, jei norisi, gali ir kojas plačiai pražergti. Ši priėmimo ir drąsos būsena kartu su dėkingumu sugrąžina tau galią gyventi savo svajonių
realybėje, pasirinkti savo aukščiausią potencialą. Tai palaiminimas sau pačiam, primenant, kad viskas įmanoma ir baimė tėra iliuzija. Ir toliau dėkok, toliau šypsokis plačiai, plačiai kaip vaikystėje. Išlaikyk rankų mudras. Ačiū už drąsą būti meilėje. Ačiū už drąsą būti pažeidžiamu. Ačiū už drąsą kalbėti. Ačiū už drąsą bendrauti. Ačiū už drąsą būti žmogumi. Ačiū už drąsą gyventi savo svajonių gyvenimą. Ačiū už drąsą mėgautis kiekvieną akimirką. Ačiū už drąsą gyventi čia ir dabar. Ir dabar atpalaiduok savo rankų pirštus, apsikabink save. Užsipildyk, integruok. Ir kai būsi pasiruošęs, po truputėlį sugrįžk. Sugrįžk į dabarties momentą. Sugrįžk į naują realybę, kurioje esi narsus būti.